Sveikos, mielos moteris. Šiandien kalbinu Simoną Markaitytę, mitybos ir sveikatingumo mentorę. Labas, Simona. Labas, Aistė. Sveikatingumas, mityba. Papasakok, kaip tave pačią šios temos patraukė, sudomino akademijai ir mokytis, studijuoti ir vėliau konsultuoti moteris. Tai ačiū, Aistė, dar, kad pakvietei mane, labai malonu. Ir sveikatingumo tema visada buvo šalia manęs, nuo pat turbūt vaikystės, nes mano tėtis visą gyvenimą sportavo ir sportuoja iki šiol. Tai matyt, pavyzdys irgi davė savo vaikystėje, paauglystėje irgi buvau aktyvi, sportavau. O kaip ta mityba atsirado? Mityba iš tiesų jau truputėlį vėliau atsirado. Gal susilaukus vaikučių? Kada tas virsta virsmas moterim, kai iš tiesų apsisprendžiam ar imam galvoti, ar ne, kaip čia ką pakeisti gal truputį? Jo, turbūt ta mitybos tema atsirado gal vaikučiam šiek tiek praaugus, kada galėjau daugiau dėmesio ir laiko skirti savo. Aišku, buvo noras grįžti į formas ir jas išlaikyti. Kaip visos mamos, ar ne, po vaikučių? Taip. Aktuali tema. Taip, tai pradėjau domėtis mitybą, nes sportas visada liko šalia manęs. Kaip mitybos pagalba būtų galima susigrąžinti tas formas, nes vien sportuojant pastebėjau irgi, kad nedavė tai tokio rezultato, kokio aš norėjau. Ir pradėjau domėtis mitybą, o domėjimasis mitybą atveria dar gilesnis klodus. Ir padėjo suprasti, kokia yra didelė mitybos galia, ne vien tik išoriniai, sakykime, išvaizdai, bet ir mentaliniai sveikatai, emocijom ir panašiai, ligų prevencijai. Tai tos žinios, sakykime, dar mane paskatino giliau domėtis, kaip mes iš tiesų galim padėti natūraliais būdais, mitybos pagalba, grąžinti organizmą į balansą ir išvengti kitų, sakykime, pasiekmių. Ir sakykime, tas svoris jau lieka toks kaip šalutinis poveikis. Nes ir noriu labai klausti to tokio vieno populiariausio moterų klausimų, kai ateina mankštintis mankštas. Kaip sulieknėti, kaip numesti svorio, kaip pakoreguoti, kaip su to pilvu daryti. Koks tavo patarimas tokioms moterims, kurios taip klausia? Aš esu tokio požiūrio, kad kiekviena moteris yra labai individuali ir kiekvieno mūsų organizmas yra labai individualus, unikalus ir vienos vieno atsakymo nėra, nes tai labai priklauso nuo kiekvienos moters priežasčių, sakykime taip. Sportas taip yra labai svarbu ir mityba yra labai svarbi, bet ką aš dar, sakykime, pastebėjau, konsultuodama moteris, kad moteris irgi galvoja, kad padidinus fizinį aktyvumą, sureguliavus mitybą, galima, kaip sakant, grįžti į formas, bet iš tiesų aš visada konsultuodama ir kalbėdama su moterim plačiau žiūriu ir bandau atrasti kiekvienos iš jų, sakykime, tas šakninės priežastis, nes labai dažnai dėl ko moteris, sakykime, negali grįžti į tas formas, tai ir hormonų disbalansas, ir žarnyno sveikata, o žarnyno sveikata įtakoja hormonų balansą, tai viskas labai pas mus organizme yra susiję ir iš tikrųjų vienos tokios formulės ar stebuklingos kapsulės nėra, bet norėtųsi ir to greito efekto norėtųsi, bet dėja taip nėra, nes ir miegas turi įtakos, ir stresas, jo gebėjimas jį valdyti, emocijos ir visa kita. Tai aš įsivaizduoju, kai kyla toks klausimas ar apie svorį, ar apie gerą savijautą, tai
mes pradedam tokią kaip ir, kelionę į save iš tikrųjų pažinti, kokios mes esam, nes esam skirtingos, ar ne, kas atrodo vienas patarimas štai tinka vienai draugiai, o tau gal visai kitaip, gal tavo gyvenimo būdą, ar ne, ir dėl to ta visuma, kaip aš sakau, kiekviena pradedam skirtingų gal kampu, bet su metais vyksta ta kelionė į save tokia, man tai labai gražu ir labai prasminga apskritai tada tas laikas, kuris lieka tau, ypač kai vaikučiai paauga, tai gali labiau pasirūpinti savimi. Tai labai įdomu kalbėti ir ilgai ir daug norisi. Dar paklausiu vieno klausimo, patarimo, sakykime, miesto moteris, skubanti mama, kaip pradėti jai dieną, kad užtektų jėgų viskam? Iš tiesų mūsų... Kaip tu pradedi dieną? Iš tiesų mūsų diena labai priklauso nuo pirmų mūsų veiksmų ir pirmų žingsnių, kada mes tik pabundame. Ir aš labai rekomenduoju ir tą pati darau, tiesiog turėti, kad ir ten 10-15 minučių laiko savo ryte, savo ritualams, savo, sakykime, kažkokiem pomėgiam ir panašiai. Tai ryte iš tiesų tas laikas savo duoda naudą ne tik, sakykime, fiziniai sveikatai, bet ir emociniams, mentaliniai sveikatai. Ir tiesiog būsena yra kita. Ir tai gali būti, nežinau, joga, meditacija, tempimo pratimai, knyga. Tokie, kas atpalaiduoja, nuramina. O kaip maistas? Ką dėti į pilvą? Maistas, tai irgi, ką labai dažnai moteris irgi, ką pastebiu, ką daro, tai atsikelia, kavos puodelis, greitai skubam, lekiam, ruošiam vaikus. Tai iš tiesų to daryti nereikėtų, nes kava, sakykime, taip, jinai gali būti, bet kaip sumažinti, sakykime, jos tą neigiamą poveikį, tai kava gali būti po maisto. Kava gali būti be kofeino, jeigu turime tokį ritualą. O ką valgyti? Ir dieną dar siūlyčiau pradėti nuo stiklinės šilto vandens, su citrina, su žiupsnelis gali būti Himalajų druskos. Ir tai nušarmina mūsų organizmą, paruošia virškinimui. O valgyti tiesiog irgi reikėtų subalansuoti savo pusryčius. Tai labai svarbu, sakykime, kad mūsų lėkštėje ne tik per pietus ir vakarienę, bet ir per pusryčius būtų pakankamas kiekis daržovių. Taip, baltymų. Taip, tai mane labai puikiai gelbsti ir ką aš dažnai darau, tai yra kokteiliai, kuriuos ruošiu irgi pagal tą balanso formulę. Taip. Ne tik saldžiai, ne tik saldžiai, jo, dažniausiai. Taip, dažniausiai, ką mes irgi ką pastebiu, ar ne, ir ką moteris dažniausiai daro, tai tokie saldi, greiti pusryčiai. Tai va, tai... Žodžiu, daug yra įdomių dalykų ir sužinoti daugiau ir išgirsti plačiau. Kviečiame abidvi su Simona jūs į seminarą, kuris taip ir vadinsis. Intriguojančiai pilvas prasideda virtuvėje, kur sužinosime apie esminius mitybos principus, galėsime paklausti Simonos, gauti patarimų, pasitarti netgi tarpusavyje, manau. Tai kol kas tariu iki pasimatymo. Einam gerti kavos su Simonai, dar paplepėti, o su jumis pasimatysime visai greitai. Iki pasimatymo.